Aš Gabija Balsevičiūtė. Čia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto tinklalaidė. Šiandien svečiuose pirmasis komunikacijos fakulteto studentų atstovybės pirmininkas Domantas Bražinskas. Sveiki. Sveiki visi. Domantai, trumpai papasakokite, kuo dabar užsiimate. Dar nebaigęs komunikacijos fakulteto pradėjau verslauti ir iki šiol sėkmingai verslauju. Pradėjau įkurdamas spaustuvę, kuri iki šiol egzistuoja ir užsiema marketinginės medžiagos gamybą ir tuo pačiu turiu medicinos prietaisų gamybos įmonę. Jei grįžtant prie studijų ir būtent veiklos studentų atstovybėje, ką ši veikla jums davė ir kaip asmenybei, ir kaip profesionalų jūsų profesinėme kelyje? Pagrindinis dalykas, ką davė atstovybė, yra gebėjimas dirbti su žmonėm. Nepaslaptis atstovybė yra toksai, nežinau kaip šiais laikais yra, bet tais laikais buvo iniciatyvių žmonių grupė, kuriems tu nemokai nei atlyginimo, nei turi kažkokių kitų materialių priemonių, kaip juos užmotyvuoti tam, kad kažką veikti, padaryti vardan studentų, vardan fakulteto, universiteto bendrai. Tai buvo erdvė, kur tu galėjai save įgyvendinti kaip potencialų vadovą. Tai reiškia įgyvendinti savo gebėjimą motyvuoti tą tautą, motyvuoti tą kolektyvą, organizuotai dirbti ir pasiekti bendrų tikslų. O kokių savybių reikia, norint būti tuo geru, sėkmingu vadovu? Jeigu kalbant atstovybės kontekste, tai reikia pabrėžti pirmą dalyką, kad mes tenai visi susirinkam iš pradžių draugai, ne? Viena iš pagrindinių toje erdvėje tiek šiaip vadovavime yra turbūt empatija. Empatija savo partneriams, savo kolegom, savo supančiai aplinkai. Tada turbūt gebėjimas įkvėpti, charizma ir turbūt organizuotumas. Tai čia turbūt yra pagrindinės 3 savybės, kurios tuo metu buvo reikalingiausios. Kaip apskritai sugalvojate, kad norite eiti šias pareigas? Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad tuo metu, kai aš įstojau komunikacijos fakultetą, atstovybė komunikacijos fakultete neegzistavo. Buvo tiesiog grupelė iniciatyvių žmonių, kurie turėjo galimybę tuo metu, turbūt buvo vis dar ta patalpa JR7, jinai turbūt vis dar ten pat ir tebėra. Buvo tokia vieta, kur rinkdavosi tokia, kaip čia pasakyti, studenčiokai, pastudentauti, paveikti, pavaibinti kažką, nieko bendro, tiesiog būti draugais. Ir dalis tų iniciatyvių žmonių, neturėdami ką veikti, iš principo tiesiog studentauti, sugalvojo, kad norėtų kažkaip labiau įprasminti tą savo laisvalaikį ir kai kurie iš jų sugalvojo, kad reikia kažką gero nuveikti studentų atstovybei. Tai studentų atstovybė, turbūt reikia pasakyti, prasidėjo ne nuo juridinio vieneto sukūrimo komunikacijos fakultete, bet nuo bendro tikslo kažką tai padaryti. Taip atsirado tam tikras higieninis judėjimas, galima taip pasakyti, net tais laikais, kai aš mokiausi fakultete, visuose jungtinėse rūmuose buvo galima rūkyti kur tik nori. Rūmuose buvo vienas didelis dūmų kamuolys ir vienas iš pagrindinių ir kertinių elementų, kuris, kaip vadinamas, taip išjudino tos iniciatyvios grupės buvimą fakultete, kad reikia kažkaip kovoti su to rūkymu, reikia, kad yra studentų, kurie nerūko ir jie nenori tose dūmuose skenėti ir buvo inicijuota bendra ten viso saulėtekio atstovybių, tiksliau iniciatyvaus jaunimo iniciatyva padaryti rūkomai jungiamųjų rūmų rūsyje. Čia buvo tas pirmas, vadinkim taip, kickstartinis judėjimas, kad čia kažką nuveikėm studentų labui. Po viso to mes padarėme pirmasias informacijos dienas. Aš tikiuosi, kad jos po šią dieną egzistuoja. Tai buvo didžiulis renginys. Pirmosios ir didžiausios. Buvo toksai su renginys, kuris truko 5 dienas. Su daug žymių žmonių fakultete, daug pranešimų, konferencija ir didžiulių vakarėlių čia intro klube. Tai buvo renginys, kuris nuskambėjo viso universiteto mastu. Ir tai turbūt ir išjudino didžiąją dalį studenčiokų, kurie nebuvo prijaučiantys, jie tiesiog blūdėjo tais koridoriais, kuris buvo, gal vis dėlto aš noriu prisidėti prie šitų fainų žmonių, fainų studentų būrelio. Ir tada, kai jau tu turi iniciatyvių žmonių grupę, turi ją tik tai įteisinti teisingai. Tai ir tada ties tokias, kur reikėjo užvilgti tą teisinį rūbą, vadinkim tai studentų atstovybė komunikacijos fakultete. Taip ir gimė komunikacijos fakulteto studentų atstovybė. Kažkam reikėjo eiti vadovauti, tai aš ir atsiradau tenai. Ar pasilgstate tų laikų? Tikrai taip. Jeigu dabar atsidurtumėt vėl tose pačiose pareigose, ar su savo dabartiniam žiniom darytumėt kažką kitaip? Vienareikšmiškai, kad jeigu turėčiau tas žinias, kurias turiu dabar, iš tos profesinės pusės daryčiau kitaip.
nes tada turiu daugiau žinių, kaip dirbti su žmonėm, kaip vyksta procesai, kaip juos valdyti, kaip judėti tikslo link ir taip toliau. Bet iš kitos pusės tos žinios atima tą džiugesio jausmą, tą jausmą būti studentu ir suvalgyti tą patirtį, kuri kiekvieną dieną ateina su mintim, kad tu neturi tos patirties ir tu nežinai, kaip tu elgsies. Tai atstovybėje buvau ne vienus metus, ne tik kaip vadovas, bet ir šiaip kaip atstovybės narys. Ta patirtis, kuri atėjo tenai, padėjo kažkokius kertinius pagrindus, daryti klaidas, kaupti patirtį darant klaidas, ieškoti skirtingų sprendimų, ypač kai tu neturi jokių motyvuojančių faktorių, ten atlyginimų ar dar kažkokio, tai tave motyvavo tik tai auditorija, studentai, kurie turėjo kažkokių poreikių, dėl kurių reikėjo kažką keisti, daryti, gyventi kažkokius dalykus. Tai turbūt iš vienos pusės taip, iš kitos pusės tam, kad palikti tą oro jausmą, patirti viską čia ir dabar, nieko nekeičiau turbūt. Ar pačios studijos be studentų atstovybės jums būtų palikusios tokį didelį įspūdį, jei ne ta veikla? Ne, vienareikšmiškai ne. Vien studijuodamas nebūčiau ten, kur esu dabar, tai nebūčiau pradėjęs verslo, neturėčiau tų draugų, kas yra labai svarbu, kad mes visi atstovybininkai, ypač nuo tos pirmosios atstovybės, po šią dieną esam bendraujantis aktyvūs draugai. Tai turbūt yra didžiausias turtas, kurį ta atstovybė davė. Davė patirtį bendrauti su dėstytojais, autoritetais, fakulteto vadovybė. Vien studijuodamas neišmoksti tokių dalykų. Tu realiai atstovybė suteikia galimybę nemokamai, nesiunčiant niekam jokio gyvenimo aprašymo, nedalyvaujant darbo pokalbyje, patirti visą darbinę patirtį. Ir daug daugiau. Ten tu galėjai tą darbinę patirtį sukurti, kokią tu nori, tu galėjai daryti, ką tu norėjai. Negalima nuvertinti studijų, duoda žinias, bet tas žinias reikia kažkaip tai prasminti teisingai, reikia turėti erdvę, kur tas žinias įgyvendinti. Galima sakyti, kad fakulteto studijos buvo teorija, o atstovybė buvo praktika nuo pirmo kurso pabaigos. Taip. Daug minėjote draugus ir panašiai. Kiek svarbu dirbant ir darbe, ir tokiose veiklose turėti gerą, tvirtą komandą ir kaip ją susiburti? Pats svarbiausias dalykas yra komanda. Koks tu bebūtum geras vadovas, tu visų darbų vienas nenuveiksi. Komanda yra kertinis dalykas. Komanda atstovybėje, tai kaip ir sakau, tu pirmiausia turi pasitikėti žmogum. Tam, kad žmogum pasitikėtum, tu turi su juo sukurti ryšį, teisingai. Tik sukūręs ryšį, tu gali tikėtis, kad kartu jūs kažką nuveiksit, kad viens kitą suprasit, kad dirbsit kryptingai, net jeigu ginčysitės, diskutuosit, vis tiek turėdami ryšį jūs liūdėsite vieno bendro tikslo link. Tas ir buvo pats svarbiausias kertinis dalykas atstovybėje, nes niekas mūsų ten nevertė būti, teisingai. Buvo dalis žmonių ir ten atveskime, aš tikiu, kad šiais laikais yra, kurie ateina ten pavaibinti, pabūti, ten tiesiog pasėdėti ant sofutės ir taip toliau. Buvo krizinių momentų, kur ten kodėl čia visi sėdi, niekas nieko neveikia, mes šiandien susirinkom nuveikti labai rimtų darbų, nes dalis komandos norėjo labai ten stipriai daryti daug pokyčių fakultete, netgi universiteto mastu, atstovybei pačiai. Dalis tiesiog ateidavo pabūti, nes čiagi faina, tu neturi ką veikti per pertraukas, neturi ką veikti per langą ir tu turi pabūti. Tai kai tu neturi ryšio, kai tu turi tik tai būrelį kažkokių tiesiog komunikacininkų, vadinkime taip, bet ne draugų, negali diskutuoti apie jokius bendrus tikslus, negali diskutuoti apie kažkokius darbus ir kas svarbiausia, nešti atsakomybės vienas prieš kitą, nes ryšys jisai įpareigoja teisingai santykiuose, šeimoje, darbe ir visur kitur. Tai aš manau vienareikšmiškai, kad komanda yra svarbiausia yra ryšys. Jeigu kuo tampresnius ryšius sukuriat su visais komandos nariais, tuo jinai tampresnė, nepriklausomai nuo kvalifikacinių kiekvieno asmens gebėjimų. Ką patartumėt dabartiniams studentams arba būsimiems komunikacijos fakultetams? Kas yra svarbiausia? Studijuoti ir studentauti. Kas svarbiau tada, studijuoti ar studentauti? Vienas be kito neegzistuoja, tu įstoji studijuoti ir tada pradedi studentauti, jeigu taip galima pajuokauti. Universitete tu gali įgyti du dalykus. Žinias, kas yra iš esmės nekvestionuojamas dalykas, visi universitetą to einam, bet kitas, pats vienas svarbiausių dalykų gyvenime yra socialiniai ryšiai, teisingai.
Tai vien vaikščiodamas į studijas, sąžiningai atsėdėdamas visas paskaitas, išmokdamas įgydamas visas žinias, tu nesusikursi ryšių, tu nesusikursi socialinių ryšių, kurie gali būti tau naudinga ne tik studijuojant, ieškant darbo, kuriant verslą, siekiant kažkokių tai didesnių tikslų, gal net einant tą pačią politiką, dar kažkur. Tai yra pats svarbiausias turtas, turbūt, kurį gali gauti studentaudamas. Ir nereiktų iškreipti to studentavimo, aš neturiu omeny, kad eiti gerti alų ar ten nesąmonėm užsiminėti, tai atstovybė tai yra studentavimas. Laiko leidimas su bendraminčiais tai yra studentavimas, nesvarbu, ką tu veiki, nes ar tu komunikacijos fakultete, ar tu esi viso universiteto mastu atstovybėje dirbantis žmogus, vis tiek tau sukuria daug ryšių, kur aš po šiai dienai vaikštau gatvėm ir žiūriu į žmogų, kuris žiūri į mane ir aš suprantu, kad jis nori su manim sveikintis, aš nesuprantu, kodėl jis nori su manim sveikintis kartais ir jis turbūt kartais nežino, kodėl aš su juo norėčiau sveikintis, bet tai ir yra tas didžiausias turtas, kurį tu gali gauti, tai reiškia ryšiai, pradedant nuo draugų, baigiant profesiniam pažintim. Ačiū Jums už pokalbį ir ačiū žiūrėjusiems.